Mažeikių rajono policijos komisariato aikštelėje saugomas Renault Megane Scenic automobilis. Mašina stipriai apgadinta per avariją sekmadienio vakarą Mažeikių rajone Tulnikių kaime. Apie 7:30 vakaro šio kaimo žvyrkeliu automobiliu važiavo 3 asmenys – 2 to paties kaimo gyventojai ir 1 mažeikiškis. Kelio vingyje pirminiais duomenimis 25 metų vyro nesuvaldytą automobilį sumėtė ir jis vertėsi. Į įvykio vietą buvo iškviestos specialiosios tarnybos. Atskubėję medikai 4 metų berniukui nieko nebegalėjo padėti. Nuo patirtų sužalojimų vaikas žuvo iškart. Į ligoninę nuvežtas 33 metų mažeikiškis, kuriam diagnozuotas bendras kūno sumušimas, rimtesnių sužalojimų vyrui pavyko išvengti. Jis gydosi namuose. Policijos pareigūnai, kaip įtariama automobilį vairavusiam 25 metų vietos kaimo gyventojui, nustatė lengvą 2,18 promilės girtumą. Vyras 2 paroms uždarytas į areštinę. Prokuroras dar sprendžia ir kreipsis į teismą dėl suėmimo. Neoficialiais duomenimis sulaikytasis yra žuvusio berniuko, kuris rugpjūtį būtų šventęs 5-ąjį gimtadienį tėvas. Per avariją iš automobilio iškrito speciali vaikams skirta saugos kėdutė, tačiau ar berniukas joje sėdėjo ir buvo prisegtas, dar tiriama. Policija vis dar tiria tragiškos nelaimės aplinkybės. Įtariama, kad mažamečio gyvybę nusinešusi avarija įvyko ne tik dėl girtumo, bet ir dėl viršyto leistino greičio. Policija dar nesiryžo patvirtinti, ar automobilį tikrai vairavo girtas 25 metų vyras. Jei tai pasitvirtins, už eismo įvykio sukelimą, per kurį žuvo mažametis, kaltininkui gresia kalėjimas iki 8 metų. Lina Čerkauskaitė, Ričardas Apukas, Mažeikiai.